Šiandien pas mus svečiuose Oksanos Pikul numylėtas Grimalis. Taip, iš kur tu žinai? Aš net plaktų matei? Taip, mačiau. Tai ir klausimas, kaip jautėsi, kai 2014 metais Oksana Pikul palaikino jūsų video? Ar pakilo tavo standartai panom po to laiko? Tai buvo žiauriai keista. Čia buvo, mokyklai mes kūrėm tą savo šokį kovo 8 progą. Ir jis praėjo viral. Pirmą kartą toks kažkoks dalykas praėjo viral, dar prieš, žinai, kažkokį didįjį tą YouTube'ą, dar taip toliau. Nes dalinosi radio stotis, Power Hit Raidą, dar ten kažkas, nes ten tipo vyko visas reikalas. Ir žiūrim, Oksana Pikul shared ir ten žvengus numetė ar kažką. Ir mes tokie, tu durnas, mes pasiekėm visą zenitą tikriausiai. Buvom žiauriai šokiruoti, čia buvo wow. O bandai tu tada palaikyti kokį kontaktą, atrašyti kažką, ir tipo, žinai, nes kartais būna tas jausmas, jeigu tau kažkoks žinomas žmogus ar kažkas palaikino tavo fotkę, ar paryčino, dabar jau šiai dienai paryčino story, žinai, anksčiau, kada tipo tas video buvo, tai nebūdavo ten tų story. Jo, blet, aš 11-10 klasėje, kur Pikul rašysiu, žinai, labas, aš tas po kairę buvau, kur labai apkūnus ir su snowboardo batais šokau. Bet nerašiai? Ne. Nes aš dabar prisimenu, anksčiau būdavo pažinčių svetainė Ieškok LT. Aš nežinau, ar egzistuoja. Bet žodžiu, tokia būdavo. Palauk, ne. Ar kažkaip kitaip. Ir draugas LT būdavo pažinti 666. 666. Pažinti 666. Jo, 666. Įsijungia. Šauni, gal prišauni. Žodžiu. Jo, ir buvo kažkoks ten pažinčių portalas. Ir tame pažinčių portale buvo tokia atlikėja Faina. Atsimeni? Faina? Blet, ta prasme, įdegus. Papai, ten pati tokia sultinga būdavo. Į Google rašai atlikėja Faina nuoga, atlikėja Faina papai, eina taip Google searchas visą laiką. Taip. Ir aš atsimenu, ir aš ją užmačiau tame toj pažinčių svetainiai ir jai pradėjau rašinėti tiesiog ir mes bendravom. Nice. O tai rašė normaliai? Jo, ten kažkaip biškai pasirašinėjom, bet labai taip nedaug paviršutiniškai, kai jinai suprato, kad aš gyvenu vienkiemy ir man 16 metų, tai kad aš nesu tas, kuris gali jai fainumą pridėti, žinai, tai taip ir baigėsi. Ne, su Pikul tikrai, ne, ten baigti joks, čia atrodo visiškai ne tavo lygio moteris tuo metu turėjo būti. Tai ne. Ir šiuo metu gal, aš nežinau. Ne, tai šiuo metu tai aš manau čia... Gerai, mane pafolino Bielka. Ok, čia laimėjimas ir plojimas laimėjimas. Aš žiūriu folino Bielka ir paskui kitas jos stories buvo, ieškau vaikino, kur ar tu man siunti kažkokią žinutę dabar? Žinai, kur tipo siunčia netiesiogiai, bet tipo metai istorijos, čia kaip poros daro, kaip poros išsiskiria ir kartais žaidžia tą memų žaidimą. Ir tada story, kokie selfie kažkokie, po to kokį gabalą pasidalina. Žiūri sportuoja, kur niekad nesportuodavo, žinai, kur atranda tos sportus, bet žiūri, jokingai yra. Bindė dandė. Taip. Įmeti, blet, kokį nors repo gabalą, kur ten kokia nors viena eilutė yra apie tą moterį, žinai, įmeti, o galvoj, perklausys, išklausys, sugrįš atgal. Blebas, tais repo gabalais, toks biškai off-topikas, žiūrėjau Hipariko podcastą, kai Markas comeback'ą šovė Arzanų ir Tupako, ten, žodžiu, porą eilučių pacitavo išvirtus į lietuvių kalbą, tai tikrai juokinga buvo. O dabar tau... Minėjai kažkiam straipsnį, kad tau patinka, kai tave vadina komiku, ne, tau paglosto širdį. Taip. Ne, tai dabar žiūrėk, o pavyzdžiui, jeigu būtų rolių žaidimas lovai ir tave vadintų komiku, žiūrėstų tave tai labiau ar ne? Jo, tu varai ir sako, nu kaip juokingai.
arba tiesiog varai, blema, man yra buvęs, aš vis dar neatsakau į klausimą, aš nežinau, kas ten buvo. Žiūrėk, buvo toks momentas, aš buvau su moterim, ten jau varai visą kitą, bam, lyg atrodo, ahuienai nuo dušios atvariau ir jinai tai pasako, nu tai jau senai seksą turėjai. Ką dabar reiškia? Ar kad senai, ar tipo, wow, senai sekso turėjai, kad tu tipo atvariai nuo dušios, ar tas, kur, nu jau tikriausiai senai sekso turėjai, žinai, kur tipo tau arba nepaėjo, arba labai paėjo ir aš mane vis dar hontina šitas dalykas, o jeigu komikų pavadintų, tai... Aš tai manau, kad labai greit baigiai gal dėl to. Ne, aš atrodo, čia ir buvo tas kartas, kur be jokių rankų, nu tipo toksai smūd, žinai, buvo įėjimas ir atrodo visai ilgai laikmetį buvau nusiėmęs, nu tipo viskas ten buvo pasidėjai, žinai, ten. Toks bisas grinai, tas jau tipinis crossfiteris. Jo. Kur tau pipsi, pip. Čia gerai prailsim 30 sekundžių, vėl varom, žinai. Šildį iki 108 užkeli, tada nusidroki, iki 130 reikia. Jo. Tai va, esu turėjęs tokį dalyką ir aš sakau, man kartais būna tų tokių, kur žiauriai lengva yra, aš turėjau bitą seniau apie tai, kur kaip lengva yra sužaloti vyrą iš tikrųjų, emociškai. Ir lengviausia vieta yra sekso metu tą pasakyti. Ypač kai baigia, tipo vyras nusinulina, jis niekas yra, jis tuo metu toks tipo, ir tu jam bet ką sakai ir jam išliks ta frazė visą gyvenimą. Pavyzdžiui, dabar aš visą laiką galvoju apie šitą dalyką, žinai, plius minus. Žinau, kad draugeliai irgi turi tokį panašų dalyką. Aš iš tikrųjų dabar toks irgi atsimenu situaciją, ten, žinai, kerti paną. Taip. Ir blėdiniai tokie, tipo, daužyk mane, žinai. Ir man dar tuo metu nebuvo tekę susidurti, žinai, su tuo. Ir tipo... Ką jau žiūri, kumštis, šieptuvėlį. Ir tu nežinai, kaip reaguoti, nežinai, kaip elgtis, ten kerti ją. Kur man čia dabar jie daužėsi? Ir visą. Ir tada ten pati pasiėmė savo, per šikną pradėjo žinai trankyti. Ir aš toks... Ir nežinau, kaip čia ją lup. Ir supranti, ir visą tu tą laiką galvoji apie tą tipą, kaip... Taip, ir tenkis, prajungt, neprajungt, kiek nežinai, kaip daryti, jėgų. Nes tavo visa pasaulėžiūra apie seksą, ypač kai dar yra, tu esi to jaunystės fazė, kur pirmieji kartai yra, tau studentavimo yra metai. Taip, kur viską tau suformuota yra iš pornukos ar dar kažkur, žinai, kur jis yra nerealistiškas. Ir tu tada tave įmetai realybę ir toks, shit, tai gerai, į kurią skylę dabar reikia varyti. Ir tu pasiimėt, ne taip viskas lengva, kaip turi būti, žinai, kartais. Čia kaip, žinai, tame filme prieš porą metų gal išleido apie lenktynės, koks ten buvo Gran Turismo, man atrodo, kur irgi iš žaidimo tave įmetė į realybę. Tai ten, kaip jam iš žaidimo paėjo į realybę, žinai, su varžybom, tai seksai ne tas pats. Tave ten įmeta ir jau sukis kaip nori. Nei trenerių nestovi šone. Visi treneriai už ekraną buvo. Už ekraną, absoliučiai taip. Tai čia irgi būtų, man būdavo ta bėda kartais, kur, aš netrasdavau to urvelio iš karto, žinai, kur kaip ten reikia eiti. Man tikrai būtų patogiau, jeigu draugelis šalia būtų buvęs ir taip kaip mašina parkuotumės, gara man. Fūra, žinai, kaip parkuoja stovi vieną tavo kolegą iš galo. Taip. Nu, tai ką, augi ir išaugi ir... Nu, dabar geriau biški, augi ir geriau dabar. Augi, kol išaugi, žinai. Apie sportus, tai sportuot mėgsti. Taip. Užsiemi visokiom veiklom, bet pakalbam apie patį rimčiausią sportą, kurio tu užsiemi. Tai snowboardinė, ne? Aš snowboardinau. Ką reiškia snowboardinau? Nes dabar, kaip, aš nepasakyčiau, kad čia yra rimčiausias sportas, bet jisai žiemos sezonų vienas iš. Nesutinku. Aš raidinu su Heidhardais, žinai tokie? Heidhardais? Jo. Taip. Tai mes visą laiką ten stengiasi nepraleisti nei vienos stovkės, vadinėjom, kartai henginam, kartai ten snow arenui, vasarom vadinėjom. Dabar tik uždarytas snow arena yra, nes ten keitinėja sniegą dabar, žinai. Tai nuo Liepos vėl prasidės kempų maratonas, tai irgi, žadu, esu jau užsibukinęs tos kempus į priekį. Tai man tai čia neatsiejama dalis, ar žiemą ar vasarą. Pas tai biškai kitas lygis yra. Pas manęs yra tas, aš labiau toks esu mėgėjas. Tu esi mėgėjas profesionalas, pavadinkim taip.
Gal netgi profesionalų. Jo, su to subirėjusiu odegikuliu tikrai mėgėjas. Tai va, aš esu tame mėgėjo lygi, aš padarau nuo rampų 300 ir 108. Tiek kairę, tiek dešinę, tipo, važiuoju. Oi, tai seniai, tai dar reikėtų pasilyginti, kai šitas profesionalas. Ne, bet kaip aš pasidariau avariją savo, kur man petys iškrito laukan, nu, tipo, buvo absoliučiai visiškai nesąmonė. Kalno pabaiga Austrijoje, žinai, jau kai iščiužinėtas kalnas ant galo būna, jau, tipo, sakai, nu, paskutinį nučiuoš. Ja. Jau varom prie kaltuvų, nu ir varom prie kaltuvų, viskas tvarkoja, žinai, tipo, ją pačią. Varom, iščiužinėtas kalnas, pagavau kažkaip kantą, nukritau ant šiknos, nu, būna, tipo, pagauni, pokai, žinai. Varai, žinai, kaip būna, aišku, kad, žinai, kaip ant kalno pagauni greitį, tai biškai greičiau čiuoži, atsistoji ir paskui greit apsuki lentą ir nučiuoži priekį. Ja. Nu tai va, aš atsistojau, nepavyko apsukti lentos, nes pagavo priekinį kantą. Ir tada visų priekį virtau, bet čia buvo grinai kalno pačia, čia nebuvo nei kažkoks super mega greitis, nei kas, žinai, nei ten didelis kalnas. Ir va kažkaip kaip debilas, rankas taip ištisiau ir tiesiog išnarino lauką. Va. Blemba. Aš atsimenu, irgi buvo geras, Bulgarijai buvom į Bansko ten kurortas, toks yra labai fainas iš tikrųjų. Ir nuvarėm į tą kurortą. Aš dar buvau ten iš tikrųjų labai daug neraidinęs ant tų figūrų, bet žinai, kai nuvarai su hebra, kurie iš vis ant figūrų neraidinęs, žinai, ten su... Ir duodi reilą iš karto. Ne, ir užkylam į viršų ir aš pamačiau boksą, žinai, ten toks tipo minis parkelis. Ir ten pirmą reikia privažiuoti, pasižiūrėti, ar jisai neapledėjęs, ar nuvalytas, žinai, ir ten, ar viskas gerai. O aš toks palaikyk alų parodžiu. Jo, iš karto. Blemba, ir aš ten varau to boksu, man pagavo kantą, talentą kažkur, ant kažkokio tai dalyko, ant to bokso, žinai, kaip kalė mane per priekį, Aikasas buvo va čia šitoj kišeniai ir kritau ir man kažkaip sumušė, žinai, tas šonkaulius ir galvoju, kad lūžo, aš ten guliu, rėkiu, sakau gerai, atsistoju, varau į primamąjį, nuvariau į primamąjį ir ten sėdžiu, laukiu, kol man padarys tą rengeną. Ten jau 1,5 valandos sėdžiu, užpisa, atsistojau, sakau, duokit man pačią stipriausią tabletę ir tepus lygės. Aš, žodžiu, davė tokią tabletę, kol iškilau gondolą į viršų, praėjo visi skausmai. Bet tada sutikau vėl draugus, kuriais raidinam, sakau, ir tada buvo bumpai tokie padaryti. Ir man, aišku, neužteko to nukritimo, žinai, vaistai suveikė nebeskauda, tai aš per bumpą norėjau ten kažkokį padaryti, apsisuk, žinai, vėl. Įsiausi, guliu ir skauda, negaliu paskelbti nieko, man čia užstrigė kažkas. Tai, žodžiu, priėjom tokią, kad mane už rankos kaip patempė, atšoka kažkas ir toliau raidinu. Tai va taip visas likusias atostogas. Tai galbūt buvo šonkulis biškai atkibo. Kažkas ten buvo. Tai man buvo dar iš tų tokių traumų, plungiai buvo Moros atidarę tipo kalną. Tai čia senai buvo. Plungiai, bet čia ne... Mortos kalnas. Jo. Nu, žali plungis. Ten rampas pastatė, žinai. Ten, tipo, jo mėgėjas šokinėt nuo jų kažką tokio. Ir aš buvau, tipo, nuvaręs su tėvuku, nuvarėm. Ir buvo dieną prieš aš buvau salė ir dariau kojas. Nu, tipo, dar turėjau tą džimo labai didelę fazę, kur ten kiekvieną dieną strikžinai. Ir ten, tipo, buvo kojų diena. Padariau jas, ten tos kojas pavargusios, taip toliau. Ir kažkaip šokau nuo rampos ir netaip išsimečiau. Ir visiškai praradau visą kontrolę kūno. Ir tėvas tada kyla su keltuvu ir mato mane, kaip aš pakilau ir man jau pizda yra. Ir tada taip visų veidų beveik, nu, tipo, buvau pakilęs, verčiausi ore kažkaip. Tada su šalmu, priekiu, gerai, kad buvo akiniai, dėjaus grinai, tipo, su galva į sniegą, žinai. Tai buvo nosies galiukas nubraižytas ir smakras, tipo, sutryptas. Bet taip atsikėliau ir pirmą kartą turėjau blackoutą. Atsikėliau, pys blackoutas, atsikėliau, tipo, atsičiūchinu jau prie keltuvos. Tai realiai aš tokį mažą tarpą nučiaužiau visiškai tamsoj, nežinodamas, kur čiuožiu. Tai toks džiaugiai keistas buvo. Čia tas vadens, kai ieška šviesos tunelio galės, žinai. Jo, tai va toks buvo momentas. Palauk, šitoj plungiai, man atrodo, dar veikia, man atrodo, tas kalnas. Jo, man atrodo, plungiai. Žinai, kokį kikerį sukasi šiemet, hebra, matė ar ne? Bled, iš Veik parko kikerį, plastikinį, tą užėmė ant kalno, įsivaizduoju, ten kiek traumų turėjo būti. Jo. Tai labai, mes kaip tik buvom Austrijai, man atrodo, kalnuose ir su hebra žvengėm, ten iš to kikerę. Tai
ir pačiūžam, ne, nuo vaikystės kažkaip slidinėjai ant upės, kaip suprantu. Ant ežero, upės neužšala. Upės. Pas mus užšala. Gal ir, tipo, jo. Ne, tai, aš toks, tipo, žiemos sportai, mano šeimoje labai priimtini būdavo, nes tėvas žaidžia ledą ritulį, slidinėja ten su slidėm, žinai. Su slidėm? Jo. O bandėjai atvesti protą? Bandžiau, bet, tipo, nori pamėginti, ne, dažnai sunku, tipo, yra vis tiek, tas snowboardų niekad neturėjau, o aš tai ten, žinai, ar tai su riedlentė, tipo, žinai, varydai dar kažką, ten, tipo, pasos snowboardus gamindavai, lenkdavai ten į karštą vandenį, dėdavai, kad tą galą išlenktum. Rimtai? Jo, tas ten rimtai buvom užkūrę tokį, su vašku, su nagų laku, tipo, būdavo kitą pusę. Jo, tu ją taip išlenkdavai, taip paruoždavai, nueidavai, pirmą dieną čioždavai, supizdavai lentą, apsiverkęs grįžai namo, kitą gamindavai. Tu žodžiu toks pavėlavęs Burtonas. Jo, absoliučiai. Nes, nublema, šaibų nėra, žinai, kad ten esi iš labai pasiturinčios šeimos, ten apie snowboardą seni, nebesvaik. Kol pirmo darbo nesurasdai, tipo, per vasarą, tol tu apie snowboardą, kad tėvai nupirks normalų, tipo, tai net negalvok, žinai. Tai mano pirmas snowboardas buvo iš Rietavo turgaus, ten kažkoks surastas, ten kur kanto nebėra, ten viskas nuzūlinta, žinai, nubrošta, visas rudijas, bet ir tai be apkaustų, ten šliaupa. Bet ten su tais grafičiais toks, kur buvo toks... Ai, ten jau buvo mano pirmas snowboardas, kurį aš nusipirkau, tipo, iš parduotuvės. O, prašau. Jo, ten jau, aš ten didžiavaus, ten buvo. Aš jaučiu, tu su savo moterim, gyvenime nebuvau į Facebooką tiek priskėlęs nuotraukų, kiek su tos snowboard. Jo. Ten buvo, žinok, pasiekimas mano. Ir apskritai tavo šitas snowboardų, tavo Facebooko profilis, toks, atrodo, jisai buvo jau suplanuotas iš anksto, postais, supranti? Atrodo, kad tu prieš atsirandant Facebook'ui jau buvai pasirašęs scenarijų, kaip atrodys tavo Facebooko siena. Nes ten nuėjus yra, klasika, demotyvacijos ir muzika, bet po to prasidėjo kokie keli postai, vien snowboardai, nieko kito. Snowboardai. Tada dar keli postai, kurie sekė beisbolas, varom į Vaivorykštės stadioną beisbolą pažaist. Ir tada trečia tavo stadija, kas gali atspausdinti porą lapų. Ten blema kokie... Tada trečia stadija irgi, ten kokie gal 4 postai išėlės eina, kas gali atspausdinti porą lapų. Ir dar vienas, kad siūlys saldainių už lapus. Kas čia? Letge, tu tiek praskrolinai, aš taip tai užjaučiu. Tas nesiskaityti senus Facebooko postus, čia yra lemva savižudybė didžiausia. Man buvo keiščiausia, kur kartais išmeta, aš jau kartais užhaidinu tos postus, nes labai gėda yra. Aš nežinau, kaip jūs, kaip Panevėžy ar būdavo ar ne, bet Gargždos buvo ta, kur kiekvienas bachūrėlis turėjo repo fazę. Kiekvienas čiuvelis turi repo fazę. Mano buvo metalo fazė. Mano dabar repo fazė iš tikrųjų. Nieks nemat, bet turi full capą pasislėpęs iš tikrųjų. Kada baigęs filmuot užsėda ir madingai pasuka iš monsterį dar ženklus. Jo, tai aš ten šitą visą, tai ten visokius repo gabalus, ten lyriksus rašydai dar kažką, žinai, tai visus Facebook kaip postus dėdavai. Ai, ne, va, tokių nemačiau. Jo, nebėra. Aš ten pamenu būdavo, aš ten rašiau broliai ir seseris, pasidalinkit savo mėgstamiausiais repo gabalais. Sen tau 12 metų, broliai ir seseris repo gabalais. Gerai, atsimeni, kur tu pakas repuoja ten apie gangsta shit, žinai, kur ten šaudos, badas ir viskas, ir tu toks 12 metis, jo, seniai, suprantama. Kuo, aš tai nušausiu. Jo, aš tai suprantu. Kur tai mama rengia. Tai mama rengia dar. Apie kokį tu nepriklausomybę ir gangsterį šūdą gali šnekėti. Tiesiog nuvaręs į persilegimo kabiną, žinai, kada matuojas rūbus, pats stovi su trisikėliais, trikampiniais, supranti? Ten be maikutis, be nieko, mama tavo rūbus padavinėja per tarpą, bet full capas. Full capų uždėjęs iš Croptowno nusipirkęs, tą full capą, kažkas užrašyta yra. Minėjai, kad... Va, ką tik paminėjai, kad kai kuriuos savo postus įvesi užhaidinės, ne? Tai bet vieno dalyko neužhaidinai. Tai čia bus dabar reklaminė pauzė, mes jums parodysim tą klipą, o mes dabar patys pasižiūrim. Eik, tu, na. Nice.
Seniai, kokia kaklaskarė, pasižiūrėk. Kokia fantazija, suderinta viskas. Aš galvoju, kad čia kažkoks grupinis šokas, nes man panašiai čia visi šoka. Čia linija, okei. Pažiūrėk, tavo. Toks. Aš taip didžiavaus, kai aš buvau su šita vedėja Kristina Marovčias vardas. Pažiūrėkim, kokia tave kirto, seniai valgė tave. Aš dar noriu biškiai atsisukti šitą. Nebenoriu, aš kodėl tu dar nori atsisukti. Palauk, aš noriu. Nebenoriu atsisukti. Pažiūrėk, seniai, į jos akis. Ja. Kirtai ją? Ai, jo, žiūrėk. Pažiūrėk. Ai, okei. Tu juokauji, tu pažiūrėk, tu buvai jos fizė noti. Dalykas, pažiūrėk. Wow. Pažiūrėk, čia sirendėmės žvilgsnis, kai nori priimti. Visas kažko, jums nėra karšto? Jums nėra karšto dabar kažkaip, ar tai ką? Jo. O jeigu rimtai, mus remia Baltic Body Art, PMU ir teatruočių supplieriai geriausiai Lietuvoje, jie turi Pabaltijos šaly parduotuvę, pardavinėja viską. Gali ir mašinėlę, ir adatą, ir kitą adatą, ir kito gamintojo adatą, ir kitokią mašinėlę, lietuvišką, nelietuvišką, amerikonišką, kokias jūs tik norit. Juos rasite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Klaipėdoje bei Rygoje. Taip pat prekės galite užsakyti www.balticbodyart.com, užsukite. Seniai, žinai, kas čia buvo? Čia buvo Gargždų miesto gimtadienis ir mane pakvietė kaip vedėja vieną iš. Ir ta moteris, kur buvo šalia, mergina, šiaip jinai žiauriai hot panašiai. Ai, net nebūčiau pasakęs, pažiūrėjęs. Ne, tai jinai apsirengus, gal apsirengus tai buvo, bet šiaip tai hot labai. Ir jinai tai pasako, tu su manim veisi. Ir aš toks, rimtai, žinai, galvoju, tai čia belia kaip. Jo, ir vedžiau miesto šventę Gargždų, tai čia buvo didelis pasiekimas tikriausiai. Ir ten vyko kažkokia pertrauka ir reikia eiti pašokti kaip vedėjai, nes reikia, žinai, susitapatinti su auditorija. Ja. Nu ir šokau su kaklaskarė ir fantazija. Bet jau labai. Fantazija tai čia buvo žiauriai. Geras. Tai gerai, kad pasidariau skrydį rekordą, nes jaučiu paeisi to įtrinti lauk. Ne, jau viskas, jau žala jau padaryta. Jo, tai komedija. Tavo komedija, pirmas stand-upas prasidėjo nuo 16 metų, bet tu ją anksčiau pradėjai domėtis ir žiūrėdavai Jimą Carrey. O jo. Ne, tai Jimas Carrey's buvo tavo idolas, kaip suprantu, tuo metu. Gerai, tai pagalvokim, kas galėtų būti šiai dienai lietuviškuoju Jimu Carrey? Vat iš visų komikų, kas arčiausiai jo? Blema, žinai, čia reikėtų kokius 3 dalykus sudėti. Tai nelaiminga vaikystė, aktorinė ir komedija. Tai aktorinis ir komedija stonkus, bet aš nežinau, ar jis buvo nelaimingai vaikystėje užaugęs. Jis augo plungiai. Tai čia nelaiminga vaikystė, tai tu nori pasakyti, čia yra nelaiminga vaikystė. Tai tie, kas iš plungės, jūs tiesiog esat nelaimingi žmonės. Čia ne aš pasakiau, čia laidos vedėjas pasakė. Ne, čia ne žmonės, o vaikystė. Jokai. Nežinau, neįsivaizduoju, iš tikrųjų, čia, žinai, mane šiaip užnisa, kai sako, kai lygina tipo lietuvius su užsienio, kai ten tipo lietuviškasis Cristiano Ronaldo. Seniai, ne, Cristiano Ronaldo, tau iki Cristiano Ronaldo žiauriai toli, žinai, tu nieko net. O gerai, o kas yra lietuviškasis Cristiano Ronaldo? Buvo uždėjęs šitą, vienas bangos žaidėjas, tipo, mėgdavo ten, nu, tipo, irgi toks pristiliuko būdo. Jisai ten užsidėdavo, tuo metu Cristiano Ronaldo, tipo, baltas konės dar užsidėdavo ant getrų ir, man rodos, riešo raišius baltas užsidėdavo, žinai. Tenisą. Nu, jo, ir ten jis visą laiką ten galvą su želė, tipo, išsipieždavo, nu, žodžiu, ahujenai pasidarydavo, žinai, toks, tipo, būdavo aikšteliai stilingas. Ir vienas bango žaidėjas irgi toks, tipo, būdavo. Ir kažkada, tipo, parašė straipsnį apie lietuviškasis Cristiano Ronaldo, žinai. Ir, tipo, jis toks, blėt, nei aš noriu būti jo, nei, tipo, ką, žinai, nu, tipo, bet jau vis tiek ta nositė buvo pakilta, ne? Nu, nebuvo, nes iš jo ėmė interviu, jam paskambino, sako, norim iš jūsų paimti interviu, tipo, dėl to, kad jūs esate, tipo, panašus Cristiano Ronaldo, kažką tokio. Ir visas jo interviu buvo, sako, aš taip nenorėjau atsakinėti, tai jis visą interviu atsakė taip, ne, taip, ne, ir jo ir ten parašė belė kokį straipsnį. Ir paskui iš trenerio paėmė interviu, sako, ką jūs manote, ar tas žaidėjas yra kaip Cristiano Ronaldo. Sako, nu, ar Cristiano Ronaldo puikiai žaidžia abiejom kojom,
Ten, tipo, tas žaidėjas gerai žaidžia kairę koją. Tai, tipo, seniai, tu matai link ko eina, žinai. Ja, tai labai juokinga būna. Lietuviškasis Michaelas Jacksonas. Jeigu, man pavyzdžiui, jeigu iš išvaizdos, ne, ką labiausiai galėčiau pritemti prie Cristiano Ronaldo, tai ryti Cicina. Nu, jisai švyti ir jisai visą švyti, jo, pasipuošęs ir... Jo, tai aš nežinau, Jimas Keris, aš niekam nenoriu įmežinai į tą tokį, užtaisyti tokio etikečių, čia sunkiai būtų. Nu, tipo, nežinau, arčiausiai būtų kaip aktorius, komikas, tipo, Sonkus yra kažkas tokio. Nu, blemba, man jis gal iš tikrųjų... Tikrai ne Emilis Jokūbas. Nu, tipo, negali būti, kad Emilis Jokūbas būtų Jimas Keris. Tipo, labai skiriasi toks. Jimas Keris ant steroidų nebent. Ir iš rajono, kur keikės labai daug. Nu jo, žaidinėlis vis tiek. Jo. Tai vat skiriasi, nes, žinai, skečus filmuoja, nu, kaip ir aktorius. Žodžiu, ne. Gerai, apie komikus, jeigu čia jau pasisakom, tai biškai pacituosiu tave, čia šitą jau paskaitysiu. Taip. Tikriausiai didžiausias stereotipas suformavo senos kartos humoristai, tokie kaip Šilanskas, Bingelis ir kiti, kurie sukūrė vaizdą, jog nereikia didelio talento atpasakoti anekdotą. Taip. Argumentuok, kodėl tu čia tai pasakei, nes aš irgi noriu savo dropinti. Čia esi pasiruošęs dar vieną video klipą. Aš kovai pasiruošiu. Jo. Nes senosios kartos komikai, jų komedija yra paremta čekoslovakiškais anekdotais. Arba dažnai jausi išverstais, arba žodis į žodin, atkartotai, žinai. Bet ten kažkokio savitumo, kas priduoda komedijai stand-upo, šiandieniniai, nu, tipo, jo nėra, žinai. Ir ten daug kas būna, kur, tipo, galbūt iš tėvų kartos, ten, žinai, pasakai, kad ten kažkas komikas, taip toliau, nu, tai ten iš karto paėmina su Šilansku ir Bingeliu, galbūt taip rimtai nelaiko, žinai, kažkas tokio. Tai aš manau, kad tas labai skiriasi. Jo, bet aš, pavyzdžiui, tu kaip sakai, kad rimtai nelaiko. Jo. Tai va, aš dabar čia būtent dėl ko ir noriu pasiginčyti, tai jums sudraskysim tai. Ir taip jau daro, jau žiūri, nebekenčia tiesiog. Ne, aš tiesiog neginu jų, nes jie man tikrai nebuvo tie žmonės, kuriuos aš žiūrėdavau, ta prasme, nei vaikysnį, nei dabar, bet man... Žinai, kas yra, galiu įsiterpti. Savo laiku jie, tipo, ką darė, tą darė, tipo, tu negalėjai prikipti, tuo metu buvo tokia komedija. Tikrai problema buvo dabar, kai ėjo šitas visas... Jis mano pasakymą nupisė tiesiog. Tiesiog, kai dabar vyksta ta šiandieninė komedija, stand-up komedija šiandieninė, mūsų kartos, tada buvo vakarietiška, žinai, paimta, tipo, aš labiau iš Amerikos. Ir jie dar kartais bando koliotis kartu su mumis, sakydami, čia jūsų ta komedija nesąmonė. Ne, seniai, tu jau pasenai. Tu arba pasenai jau ir tu nebenori imti kažkokių naujovių, nes tu ten gyvenai gerai tuo metu ir jie gyveno ahujienai, ten rinkdavo visus kultūrnamius rinkdavo, visas estradas rinkdavo. Žinai, visą laiką Palangoj būdavo, visą laiką dzindzę gaudavo. Čia galėtų būti gera demotivacija, kol tu renki kultūrnamius, aš renku arenas. Jo. Tai va, tai tipo, žinai, nu, tai per daug pyktant jų negali, bet kai jie dabar sako, kad jūs čia vis dar tokie ir tokie, ne, seniai, jau tau reikia biškį. Jo, tai va aš ką ir norėjau pasakyti, kad tuo laiku, kada jie būdavo scenai ir rodydavo savo komediją, pavyzdžiui, anekdotais, tai čia visiems buvo labai normalus, supranti, ten visi klausydavo tų anekdotų, visiems būdavo juokinga, nebuvo tų tokių social medijų, iš kur ištrauktas tuos čekoslovakiškus anekdotus, ne, jie ten gal atsiveždavo, gal kontrabandą, pinignešiai, dar vis nešiodavo kontrabandą iš Čekoslovakijos. Tai žodžiu, tai jo, to laiku tai buvo populiari komedija, tuo metu ir taip pat atsimeni, būdavo anekdotų karalius, Mindaugas Sėjūnas veždavo tą laidą. Kaip per Lanką, Lietuvos. Jo, tai aš žiūrėdavau irgi, ten būdavo, ten kapuodavo, ten po to ten tie anekdotai kažkaip dingo, ne? Ir Pišius, blėd, atsirado iš kažkur, iš niekur. Bet Pišiaus fenomenas tai yra, tuo metu jis ten dievas būdavo. Bet jis grinai, atrodo, bet toks tarpas ir buvo Lietuvoje tos komedijos, man atrodo, kad buvo Šilanskai, Bingeliai ir taip toliau, ir to iš O raidės Dirnelio vardą net neminėsiu. Taip. Jo, bet ir tada kažkaip dingo ta komedija, tada atsirado Pišius. Taip.
Tada ta komedija vėl nuslavo ir tada jau jūs stand-up'erį atėjo. Jo, tas tarpas, tas Pišiaus legendinis auksinis amžius jau buvo fainai jį stebėti per video, jeigu tu gerai atsimeni, tai pradžiai jis toks, nu, tipo čvelis toks buvo paprastai. Jo, sadelį kažkur ten prie alaus. Ir po to tu matai, kaip jo gyvenimas gerėja, kiek jis daugiau išgeria. Ir jis su kiekvienu video atrodo, kad filtras yra uždėtas ant videko, žinai, kuris toks violetinis, labiau violetinis, dar biški pabrukęs, dar kažkoks, žinai, vėl dantis nuskeltas yra, pas jo, kas trečią video vis daugiau dantų nuskeltų yra. Bet jo, jisai ten judėdavo žiauriai daug ir ten peržiūros būdavo nevaikiškos tuo metu, ten pusę lemo, dar daugiau ten per Facebookus viral, taigi eidavo jo anekdotai. Jeigu aš neklystu, jis darydavo savo solo show. Pišiaus solo show buvo. Eik tu. Jo. Geras. Nu jo, jisai buvo, bet matai, kai kurie žmonės yra, tai tiesiog negali atsikratyti kažkokių tai priklausomybių. Tai va, ir mes su Emiliu, kai turėjom irgi čia pokalbį, ten jis irgi pasakoja, žinai, kad tipo, prieš lipant į sceną visą laiką reikėdavo įpysti ten kokis 4 alaus, kad tipo, atsirištų liežiuvis ir pradėtų ten šnekėti, tipo, ir viskas geriau buvo. Tai tas alus, tai čia priedanga. Jo. 4 daugiau. Ne, mano raideris yra, kad toje vietoje, kur aš pasirodau, svarbiausia, kad būtų tulkas ir viskas. Nes man taip susuka vidurius, aš tiesiog gal kokius 6 kartus einu tiesiog ir sėdžiu ant tulko, kad man viskas išbirėtų per kitą galą. Man žopa yra, aš negaliu, man neina jaudulio nulaikyti. Aš pamenu, teatro mokytoja, kai mokyklai būdavo teatras. Jinai mokydavo taip, sako, jeigu jinai mokydavo taip, jinai laikydavo, sako, jinai kurva, jinai ne kurva, jinai, ką aš noriu pasakyti, jinai sakydavo taip su jauduliu, jeigu tu turi jaudulį, tu turi jį laikyti per vidurį, nes jeigu jį paleisi, jis išeis per galą, o jeigu paleisi viršų, tai apsivemsi, žinai. Nu, tipo, taip veikia. Jo. Ir aš laikau, kad jį leidžiu per galą eiti ir viskas, tipo, ir viskas turėti tulką, išsitrėžiu, išsišiku normaliai ir paskui bandau. Geras, mokytoja tikrai turėjo labai... Nu, jinai tikriausiai suprato, ką šneka. Žino, ką sako, akivaizdžiai. Jo. Gerai, o dabar apie keliones tokias labiau. Ėjai šitą Kamino kelią, ne, su panom nuo Pakruojo iki Rozalimo. Ai, lietuviškas tas, jo. Aš vieną atkarpą jau, vieną atkarpą. O kaip tau jausmas buvo? Tu buvo, kad kilus mintis, kad, pavyzdžiui, norėtum tą Ispanijoje perėti Santiago kelią, tas 800, ar tavęs taip neužkabino tas? Man žygiai patinka, bet ne tiek, kad eičiau Kamino tą. Nes ten žmonės išeina, ten patiria visišką ekstazę, ten apsiverkia dažnai, atranda gyvenimo prasme. Praėjai žygį, plėt. Tu praėjai tokį dalyką, kur aš nežinau, man kartais juokinga būna. Jo. Taip, aš suprantu, ten emocijos sukyla, faktas, išėjai labai didelį dalyką, bet ar jis toks svarbus dvasiškai praeiti išasfaltuotą kelią? Ar koks ten išasfaltuotas? Ne, ten Kamino tas į Santiago? Jis ilgas. O, net ten kalnais upėm. Jisai daug jėgų atima, faktas, jisai yra tikriausiai įdomus, bet žinai, yra, kai daug kas jau yra praminęs tą taką, nu, nebėra to tokio. Tai va, tai dabar ką aš noriu pasakyti, mano draugas prieš porą dienų baigė eiti. Kiek laiko truko? 3 savaitės ten su biški, nes visus 800 kg ėjo ir jisai ten su savo būsima žmona, žinai, ėjo. Ir mes kiekvieną dieną... Tai tokį testą darė, ne? Grinai, nes jų vestuvės birželio 28. Jo. Tai čia grinai testas, žinai. Tai... Ir mes su juo tikrai dažnai skambinomės, labai dažnai, žinai, nes man įdomu, kaip jam ten sekas, nes aš ir pats norėjau kitais metais, tipo, antram trijų, kada Kristus amžius, žinai, aš nesu labai religingas, bet tiesiog, žinai, toks norėjau susėti, bet viskas, nebeisi. Todėl, kad pasakojo, ten visiškai yra komercija, ten yra šaibų krūva, anksčiau kaip būdavo, kad tave priimdavo iš idėjas kažkur pernakvoti arba ten kažkaip už simbolinį kažkokį mokestį ir ten pasirūpindavo tavo vakarienę ar tai pusryčiais, o dabar sako, eini, kai kurioje vietoje ten keliasdešimt eurų sumoki už tai, kad pernakvotum kažkiam barakė ar turi aukštės lovas. Jo, po to dar pasakojo, kad, tarkim, nori išgerti kavos padelį plus bandelį, pis 10-12 eurų. Žodžiu, visur dabar viskas yra. Ir paskutinis 100 km, kai ėjo, jis sako, ką aš sukaupiau per tos 700 km, tos visus vaizdus ir viską, kas mane užkabina.
paskutinis 100 km viską užmušė iki nulio. Todėl, kad paskutinis 100 km eina ir ten stovi palapinės, jau maikutės pardavinėja, džempus pardavinėja, tą siūlo, aną siūlo, suvenyrai, likus iš visą keliasdešimt kilometrų. Su autobusu atveža turistus, jie ten su žygio batais ir kažkuo apsirengę, tipo damušinėja tą atstumą, supranti? Jau antiek čitina, čia antiek skemina. Nu, tai... Eina, šiek, okei. Tai jeigu buvai sugalvojęs, tai ką tik aš tau čia perkalbėjau? Ne, kažkaip netingiu eiti labai ilgas tas kelias. Kažką, ne, aš geriau aplink Vilnių apeisiu dar kartą. Aplink Vilnių, žinok, sunku buvo eiti. Tas yra 100 km aplink Vilnių, kur yra. Ir ten, aš negalvoju, kad Vilnius toks kalvotas yra. Ir tu eini ir žiauriai sunku iš tikrųjų. Ten, pavyzdžiui, juokingiausia buvo, kur reklamavo dažnai tą žygį ir ten yra lauko reklamos. Čia trenktūro gal koks? Ne trenktūro. Aplink Vilnių yra tipo sukurtas tipo 100 km žinai žygis ten atkarpom tokiam. Ir ten tokios juokingos reklamos yra. Ten tipo visi vos negali žygiuoti ir ten tokie dedukai nupiešti yra. Tipo, žinai, močiutė ir senukas. Ir tu galvoji, blet, jeigu senukas eitų tą atkarpą, jie nebeišeitų iš to miško. Jie tiesiog pasiliktų ir numirtų ten. Nes ten iš tikrųjų jėgų pareikalavo nemažai. Ir šiaip, kai pirmą kartą, žinai, pradėjau žygiuoti, ten nelabai supranti, ką reiškia tie dideli atstumai. Tai paskui supratau, kad reikia labai vazelino turėti, nes žiauriai šikną nutrina. Kai tu eini belia kaip ir tau jo reikia nemaloniai pirščiuką ir jo. Kur yra šiknos problemas, ten visą laiką vazelinas. Visą laiką, seniai. Gerai, kaip jeigu tas seneliai eitų iš tikrųjų tą žygį 100 km, ne? Ir tai ties panelės to žygio pavadinimas turėtų būti paremtas filmo pavadinimu. Koks pavadinimas filmo būtų? Blemo. 124 valandos moros ar koks ten yra, kur įkrenta bičas į tą prarąją ir ranką ten nukrenta jam, nusipjauti. Tai lygiai tas pats senukams būtų, jie nukiristų paneriuosi į skardą ir pasiliktų ten pelkiai gyventi, nebeužliptų tikriausiai. Nes ėjo šitą žygį ir munis. Ir ten jie filmavo, žinai, ir ten kančiai yra iš tikrųjų, ten kai kurios atkarpos tai yra žiauriai baisios. Ten yra, pavyzdžiui, viena prie Gariūnų, ten yra tokia slidinėjimo trasa, žinai. Tai realiai tu turi lipti į slidinėjimo trasą, o ten belia kaip apžėlė, tipo akmenų, dar visokių dalykų, labai sunku yra. Tai aš neįsivaizduoju, kaip kokia močiutė senukas su artritu turi ten užlipti tą kalną. Aš tai pavadinčiau Last Dance. Tai tas pats, jo. Gerai, man dabar irgi toks išraustų, čia iš tavo komedijos išraustų, man tas neandertolo klausimas vis dar yra neįspręstas, supranti. Aš kažkaip nesutinku. Man tau testo atsakymus parodyti reikia. Aš tu gali parodyti testo atsakymus. Man tas etiketės atsiradimas yra įdomus. Taip. Ar čia jisai buvo nuo vaikystės kaip patyčius, ar čia kai pradėjai stand-upin komediją atsirado, ten kažkas iš komikų tau prikabino ir dabar velkasi tau už paskas ir tu tą pavadinimą pritempiai prie komedijos. Kaip iš kur čia atsirado? Iš bežionės? Aš nesu labai stipriai intelektas sužalotas, pripažinkim šitą dalyką. Kartais būna, kad ten pasakytų dalykų. Ir kadangi sportuoja, labai daug bananų valgai. Ir taip gaunasi, kad sporto pasiekmė yra, kad tau užauga raumenis. Ir tu toks būni didesnis, žinai. Wow. Jo, toks wow, žinai. Fenomenas. Jo. Ir kai tu sujungi šitą su bananu, tipo, kas daugiau lieka negu bežionė, žinai. Dar plus, tipo, pasidariau tą testą ir rimtai atėjo rezultatai ir yra ten 7% neandertaliečiai, žinai. Tu rimtai? Jo. Mes visi spjojame tubelę, vien tik tai ambairę pasižiūrėti, iš kur esam kilę, žinai. Ir tie rezultatai, jo, ir iš visų trijų mūsų lyginant, ten Airdas turi, blėt, žydų kraujo, Kislekas tai absoliuti bulvė baltarusis yra. Blėt, aš noriu spjauti. Tu spjautum belė kur, jo. Tai atėjo, jo, ir viskas. Ir realiai, kiekvienas žmogus turi 2% neandertaliečio, ten po to viso geno kažkokio, žinai, iki 2, bet dar tas ten kažkaip pasiskirsto ten į kažkurią pusę. Tai pas manęs buvo ganėtinai daug, tai šiam 7. Jo. Nes aš paskutinį kartą, kai kažką spjojau, mane gyvulį pavadino, bet aš taip ir nesiaiškinu. Aš taip ir nesiaiškinu, kuris čia. Taip pat, bet irgi, žinai, atsakymas į gyvulys tiesiog. Ja. Kaip aš bežioju, tai tu gyvulys tiesiog. Aš kažkada susiginčiau su kažkuo, ar žmogus yra gyvūnas. Žinai, taip. Man reikia ne gyvūnas. Nu, ble, aš įjungiu logiką, žmogus yra gyvūnas. Tai žmogus gyvūnas yra, jo. Taip, tai teko po to net su AI aiškintis. Tai jo, žmogus yra gyvūnas.
Jis galvoja, kad žmogus yra gyvūnas, žinai. Ką? Su ko čia suginčiai? Su kažkuo iš mūsų draugų. Okay. O tai ką jis sakė, kad žmogus yra ne gyvūnas? Ne gyvūnas. Aš sakau, tai kas yra žmogus? Ir kažkaip homo sapiens pradėjo man, žinai, pasakoti, sakau, pizdink, čia gyvūnas yra. Gyvas, nu tai gyvūnas. Taip. Nu tai žodžiu. Gyvūnas. Šiau logiką, žinai, jungiau. Ir prie paskutinės temulės einam, nežinau, ar čia bus ant tiek linksmai, bet man tiesiog irgi yra įdomu. Apie raustus, ne? Taip. Mes vaikystėje, kada raustindavom kažką, ten biškai kitaip vadinasi įžeidinėjimai, ne? Mes įžeidinėdavom žmonės, jo. Ir dabar, kada jau esam suaugę ir ne visai pilną protą, žodžiu, mes suprantam, kad tie raustai yra komedijos atšaka, ne? Kad mes juokiamės ir aišku, ten yra paimama tie raustai iš asmeninių kažkokių dalykų, ten iš kažko pasijuokti, bet viskas yra ne ant pykčio, o padaryti geresnę komediją. Bet jaunimas, žiūrintis, pavyzdžiui, tuos raustus vaikai, ne? Jie kartais neatranda sąsąją su komedija, jie ten atranda sąsąją, kad tyčiasi ir tada mokykloje jau prasideda patyčias dar didesnės, nes jie įsivaizduoja, kad jie tai legaliai gali daryti, žinai, kad jie gali tai daryti, nes yra raustai. Kaip tu galvoji, ant kiek tai paveikia? Ar aš teisingai galvoju, ar galvoju, kad jų nepaveikia? Aš, čia yra tas toks jo klausimas, kur yra mums tokie labai panašus, žinai, uždavę, kur, tipo, ar vaikai supranta, kad čia šitie raustai yra, tipo, patyčios, kad tie raustai, kur mes darom, tai yra, tipo, komedija ir komercija ir kad čia yra viskas sutarta, bet vaikai nelabai supranta. Ir jie, tipo, tyčiosi be jokio abipusio susitarimo, tipo, ant kitų žmonių, žinai. Nu tai, visų pirma, tu kaip tėvas, esi prastas tėvas, jeigu tu vaikui leidi žiūrėti raustus, padarykim tokią, nes mes kiekvieno raustų pradžioje įspėjom, tai tu turi žiūrėti jo turinį ir tu turi kalbėti su savo vaiku, nes jeigu nekalbės, gausis bežionė iš jo. Tai neaugink bežionės ir kalbėkis su vaiku. Gausi šiam 7% bežionę, nu ir jam paaiškink tiesiog. Nu o tie, kur, mes aiškiai iškomunikuojam, žinai, visą laiką, kad raustai, tai tame ir skiriasi nuo patyčių, jog mes visi susitinkam ir mes visi susitarim, kad vienas ant kito stumsim, žinai. Jeigu tu stumi šiaip ant žmogaus, tai yra not cool. Ne, tai jo, aš suprantu visą šitą, bet ar nėra užpuolę jūsų supermamytės, pavyzdžiui, kokias? Tipo... Ne, dar nebandė pulti, bet... Spyrėte veidą. Spyrėm į veidą. Žiūrėk, smurtu aiškinamės, viskas labai paprasta. Kaip lengviau yra nukenksminti supermamytę tiesiog. Jo, tai... Ir viskas, ką žinau, man tik keiščiausia būtų jaučiu, jeigu vaikai pradėtų per šimtadienius daryti raustus. Ir ten tiesiog, žinai, iš direktorės ar pavaduotojas pizdavojas. O čia būtų keista. Tai gali tarti tada kokį nors paskutinį žodį, kaip tuos mažuosius sutris nuraustinti nuo YouTube'o. Ne. Žiūrėkit, neikite YouTube, eikite TikTok. Ne. Blemu, čia labai blogai padariau. Eikite YouTube, žiūrėkite viską, man leidžia, neleidžia. Mums nuo to peržiūros eina. Tavo auga nuo to, žinai. Nežinau, aš manau, kad čia tu nenuslėpsi nuo vaiko nieko, čia neįmanoma, yra nuo šiandien, jeigu tu ne vienkimi gyveni, ne kokiai dėžiai uždaręs tą vaiką, žinai, kaip bežionė, tu nenuslėpsi nuo jo, sorry. Tu turi viską iš jo atimt. Ir viskas. Ir žiūrėk, kas gavos. Viską iš tavęs atėmė ir dabar visas apsipaišęs. Juoda. Kur graži kūno vieta. Tai ką? Viskas. Labai greitai prabėga laikas. Baigti tavo greičio akinukai. Taip. Šį kartą, mėly žiūrovai, parodysim. Ne taip, kaip mane čia užpuolėt po Vytos žybos. Tiesiog buvau pavargęs, atsiprašau. Taip. Šitą parodysim. Viskas, ką? Ačiū tau. Ačiū tau. Geras buvo labai.